kokių modelių bateliai ir basutės yra madingos šį pavasarį ir vasarą? Bateliai yra dalinai ganėtinai buki, bet šiek tiek truputėlį turintis elegancijos. Bet yra kita grupė šį sezoną labai ryškiai išsiskiria, tai bateliai smailesnėm nosytėm, ko ilgą laiką nebuvo, bet tai jokiais būdais nėra per daug smailus, tai yra tiesiog turintis tą tikrai ganėtinai smailėjantį kampą. Atsiranda dvi labai ryškios kulnų tendencijos. Viena tendencija tai beprotiškai stambus kulnai, vizualiai galima kažkokį pavyzdį, jeigu yra aukšti, tai bent, tai gali būti tokie, gali būti visiškai tokios kvadratinės kaladės ir jie ryškiai atrodo netgi per grubus batams. O kita tokia tendencija tai ganėtinai smulkus kulnai, bet būtent toks atsiranda paradoksas. Jeigu batai yra su smailesnė nosytė, yra rekomenduojami stambesni kulnai, o jeigu batai yra su bukesnė nosytė, yra rekomenduojami smailus, labai smailus kulnai. Pačios basutės jos yra irgi įvairių rūšių, yra elegantiškos, yra grubesnės, yra tokios kaip ir gladiatoriaus formos. Atsiranda vėl po truputėlį, praeitais metais nelabai buvo aktualu, tarkim vėl įvairūs ilgauliai batai prie, tarkim irgi vasarą prie lengvų drabužių. Tai jie gali būti karpyti, gali būti iš dirželių, gali būti tarkim su kažkokiom prakirptom detalėm, priekis, užkulnis. Labai šį sezoną aktualus, didelis dėmesys skiriamas yra užtrauktukui. Šį sezoną ypatingai daug yra ryškių spalvų siūloma ir viena iš spalvų, tarkim, kelios pagrindinės grupės galima akcentuoti. Viena grupė tai yra oranžiniai tonai, pustoniai nuo geltonos per oranžinę, čia tiesiog jau daugiau visokios gali būti raudonas, bordo, ta prasme, bet oranžinių irgi daug atspalvių į tą raudonumą, o kita grupė mėlynai žalių. Tarkim, spalvų, tai vėlgi jūrinės spalvos gali būti žaliai, tos elektrinės spalvos, tai tokios ryškių spalvų formos. Šį sezoną yra rekomenduojama, tarkim, šaltų ir šiltų tonų derinimas, kas pavyzdžiui, kaip, tarkim, pavyzdį, jeigu yra kažkokia, tarkim, oranžinė šiltesnė, jinai spalva, jinai visiškai, tarkim, gali būti derintina su kažkokia tai rožinė, šalta arba ten kažkokia tai raudona. Bet tiesiog tas margumynas, jisai, tarkim, irgi kaip kažkokia tendencija. Be abejo, tie spalvoti bateliai yra labai gražu. Bet man atrodo, visada moteriams būna tokia problema, pasižiūri į tuos spalvotus batelius parduotuvėje ir pagalvoja, o prie ko aš derinsiu ryškias spalvius batelius. Ką jūs patartumėt moteriams? Labai sunku pasakyti tokį išvesti vieną kaip ir tendencija, nes yra žmonių, kuriuos aš pažįstu, kurie rengiasi, tarkim, baltai, pilkai, juodai. Tai pavyzdžiui, jų visus metus, ta prasme, jie tam tikrus atspalvius suranda, tai būtent tokiam, kaip aš sakyčiau, tokiam nuobodesniam garderobui, truputį pagyvinti visada kažkokie spalvoti aksesuarai yra labai gerai, labai laiku, labai vietoj. Ir tarkim, prie tokių drabužių spalvotas batelis atrodė subtiliai, įdomiai ir netradiciškai. Kol kas kalbėjome apie mados tendencijas. Galbūt yra tokių batelių, kurie madingi visada, kurie neišeina iš mados, kaip kokia maža juoda suknelė. Sidabras ir auksas yra būtent metalas, yra universalūs tokie sprendimai, kurie tinka prie daugelio spalvų ir būtent sidabras ir auksas akcentuoja tai, kad vis tiek prie šaltesnių spalvų sidabras tinka, o prie šiltesnių auksas. Tai tiesiog turint, bet vėlgi dabar natūraliai kalbant, kad tą sidabrą auksą gali keisti, tarkim, sakau, tokia kūno spalvos arba dramblio kaulo spalvos bateliai. Tai apie pačias formas. O jeigu kalbant apie klasikinius batelius, kur moters spintoje būtų, tarkim, niekada neprašauta, aš tai siūlyčiau žemakulnius vienus, tarkim, jie gali būti, kad ir juodos spalvos, jeigu žmogus tiesiog tokie, gali būti Oksfordo stiliaus, tai kada yra karpyti su įvairiais arba pakarpimais, arba skylutėm, tai arba tokie bateliai, tikliau tokius rekomenduočiau ir vienus tiesiog klasikinius, čia šiuo atveju nėra, bet klasikiniai laiveliai, tiesiog, čia yra ne klasikiniai, bet tiesiog, kad irgi gali būti jau juodi, ar ten į dramblio kaulo spalvos, tai tarkim dvi rūšis batelių, kurios, manau, būtų reikalingos kiekvienos moters spintoje, ar tarkim avalynės lentynoje. Galbūt tie universalūs bateliai galėtų būti ir balerinos, kurios, jeigu neklystu, madingos dabar jau 5 metį ar net ilgiau. Ar balerinos tai yra mados klyksmas?
balerinos tai yra, iš tikrųjų, galima prie klasikos priskirti, tai būtent yra alternatyva, galbūt kaip aš tada rodžiau tokius žemakulnius varstytus, tai aš daugiau noriu akcentuoti, kad tai daugiau ir prie kelnių, ir šaltesnių laikų tinka, juos pilnai gali iš tikrųjų pakeisti žemakulniai balerinos bateliai. Va tą madą reikia labai, taip pasakyti, per save pabandyti, per savo asmenybę, truputį kaip ir perfiltruoti, nes iš tikrųjų tiek spalvos, tiek formos turi būti tinkančios tam žmogui.